vykdome Grendavės kaimo bendruomenės Žiburys projektą Kūrybinė laumė šiaudinių skulptūrų kūrimo dirbtuvės. Projektą finansuoja Žemės ūkio fondas kaimo plėtrai per Trakų krašto vietos veiklos grupę. Šis projektas gimė siekiant įprasminti istorinį ir kultūrinį paveldą, siekiant sujungti šalia esančias vietovės ir gyvenvietės į bendruomeninę veiklą, skatinant jų užimtumą, kūrybingą ir įdomų laisvalaikį. Ir šiai dienai turime apjungę Grendavės, Rūdiškių, Onuškio, Tiltų ir Dusmenų vietovių gyventojus į šią veiklą ir yra įsijungę apie 15 entuziastų kiekvieną dirbtuvių dieną. Pirmąją dirbtuvių dieną pradėjome nuo teorinės dalies ir teorinėje dalyje specialiai atrinkome tokias temas, kurios lengviau dalyvius įvestų į pačią temą. Tai buvo pasakojama apie mitologiją, apie laumės kaip personažo atsiradimą, apie tyrinėjimą visos šios temos. Visas šias paskaitas, beveik 5, vedė skulptorius architektas Povilas Šorys, kuris nuodugniai papasakojo tiek tematinį dirbtuvių raktą, tiek papasakojo, kaip jau reikės kurti pačias skulptūras. Tai yra nuo karkaso pasigaminimo iki nendrių rišimo ir visos tolimesnės technikos.